Sveiki, šiandieną Lietuvos kultūros ir komunikacijų centre vyksta breiko varžybos. Tai dabar pakalbinsime šio renginio organizatorių Viktorą, kad mus plačiau papasakotų apie šias varžybas. Taigi, Viktorai, sakyk, kelintą kartą vyksta šis renginys? Šis renginys vyksta pirmą kartą. Ar tokio pobūdžio? Ar ir toliau žodžiu planuoti tokius renginius? Viskas priklausys nuo dalyvių, po renginio darysim apsitarimą, konferenciją tokią trumpą ir viską nutarsim. Kiek šiandieną dalyvių išvysime ant scenos? Kiek šiandieną dalyvių išvysime ant scenos? Šiandien kiek dalyvių? Tai mes jau išvydome pusę dalyvių. Palauk. Gerai, kartuojam klausimą. Kiek šiandieną dalyvių išvysime ant scenos? Ant scenos šiandien išvysime ne mažiau 50 šokėjų, tai tikrai, kaip nulupta. Kokiose varžybose jie rungtyniaus? Varžybos yra vienos, breakdance, bet bus skirtingos kategorijos. 1 prieš 1, bus 2 prieš 2, bus 3 prieš 3 ir 5 prieš 5. Reiškia, kad komandai žmonių skaičius toks nurodytas toj kategorijoje. O kas vertins juos? Ar bus kokia komisija? Taip, komisija yra kaip kitai varžybos, bet teisėjaus Lietuvoje labai gerai žinoma komanda, Banzai, jau ir ne tik Lietuvoje. Iš tos komandos 3 teisėjai yra. Algis, Remigijus ir Pauly. O kodėl pats neteisėjauji rungtynėse? Todėl, kad jau man užtenka darbų, nes organizuoju ir vedu patį renginuką, turiu stebėti visą veiklą, kas čia vyksta ir registruoti administratorius viešas. Kas lauks žmonių, kurie nugalės rungtynėse? Ar jie bus kaip nors apdovanojami? Taip, žinoma. Taip, kokie prizai? Paskatinimas turi būti. Na, jie dar nieko nežino apie prizus, bet aš išduosiu paslaptį, bus įteikti diplomai ir bus turbūt piniginiai prizai įteikti. Kokia suma bus? Dar neaišku. Neaišku. Gerai, sėkmės jums ir toliau varžybose. Ačiū. Iki. Artūras. Iš kokio miesto atvykai į šias varžybas? Šiaip treniruojamės Klaipėdoje, aš esu iš Kretingos. Mokaus Klaipėdoje. O ar pirmą kartą dalyvauji tokiose varžybose? Pirmą kartą. Na ir kaip tau sekasi? Patinka čia? Įdomu. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Kaip šokėjo? Šokau iki tol sportinių šokius 12 metų, dabar sugalvojau mokytis breiko. O kodėl pakeitei sporto stilių? Nebespėjau šokti sportinių ir be to dar mėgau akrobatiką, tai sujungu šokius ir akrobatiką, gaunas breikas. O kiek laiko šoki breiką? Pusę metų. Na ir kaip manai, kokie tavo šansai šiandieną nugalėti? Menki. Aš čia atvažiavau pasimokyti, o kol kas dar apie pergalės toli gražu. Bet kaip matėme, tau puikiai sekėsi. Nieko ypatingo, galbūt tiesiog atsitiktinumas. Prisistatyk. Juozas. Iš kokio miesto atvykai šį festivalį? Iš Kauno. Na ir kaip tau čia patinka? Patinka labai, viskas gerai. Ar senai šoki? 2 metus jau kaip šoku breiką ir dar seniau, kai nelankiau, dar irgi truputį užsiminėjau tuo. Ar nepatiri traumų šokdamas? Traumų? Buvo traumų, buvau susilaužęs ranką, negalėjau šokti porą mėnesių kažkur. Kaip manai, kokie šiandieną šansai tau nugalėti? Net neįsivaizduoju, kiekvienas atskleidžia save šokio aikštelį, nežinau. Kiekvienas lygus šokio aikštelį. Ar pirmą kartą dalyvauji tokio pobūdžio varžybose? Pirmą. Bet žadi toliau dalyvauti? Taip. Prisistatyk. Labą dieną, Cash 5. Iš kokio miesto atvykai? Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Ar senai jau šoki? 2 metus šiaip, bet tai šiaip būtų 3, bet pirmus metus, kaip sakant, nieko nedariau, tai 2 metus šiaip rimtai šoku. Ar patiri traumų šokdamas? Seniau buvo nugaras susilaužęs, bet vis tiek nesusilaužęs, susitrenkęs, bet vis tiek šokau. Nors ten kažką mokinausi. Kaip tau patinka šiandienos varžybos? Kaip? Kaip tau patinka šiandienos varžybos? Super, pačios geriausios. Pirmą kartą dalyvauji tokio pobūdžio varžybose? Ne, dar buvo Klaipėdais freestylas, tai dar jame dalyvavau, taip tai ne. Treniruojuosi ir tiek. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Klaipėdai laimėjau 1 kartą Labas Trydžiam, čia prieš metus ar kada buvo, o šiaip tai nieko daugiau, treniravausi. Kaip manai, kokie šansai tau šiandieną nugalėti? Nugalėjai? Visi po lygiai, 50 ant 50. Gerai, prisistatyk.
Nu, aš esu Jokūbas, iš Kauno, man 16 metų. Ar pirmą kartą dalyvauju tokio pabudžio varžybose? Nu, ne, šiaip dar buvo projektas Streetbus ir ten šokame. Visi čia labai daug iš tų breikerių. Kiek laiko šoki breiką? Pusę metų. Na ir kaip tau sekasi? Nu ką, žinau, kaip matot, įvertinkit patys, aš negaliu pasakyti. Man atrodo, tai neblogai. Ar esi patyręs kokių traumų? O jo, dabar skauda kelius, nugarą skauda. Ar šios traumos įtakoja šiandienos tavo pasirodymai? Na, nelabai, kažkaip var neskauda. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Koks klausimą, negirdu? Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Dar jokių nėra, tai pusę metų šoka, nelabai ką. O kaip manai, kaip tau šiandieną seksis toliau pasirodyti? Nu, nežinau, žiūrėsim. Nežinau tikrai. Gerai, sėkmės tau. Atvykęs pas mus. Iš Kauno. Na ir kaip tau patinka šios varžybos? Nu, normalios. Kaip vertini savo pasirodymą? Nu, galėjau ir geriau. Ar esi dar kada nors dalyvavę tokio pabudžio varžybose? Taip. Kaip sekėsi? Gan gerai. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Pakartokit klausimą. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Nu, nežinau, dar pasiekimų tokių neturiu, bet tai... neturiu jokių pasiekimų. Tokių kaip didelių. Kaip manai, ar tau pavyks šiandieną nugalėti? Dar nežinau. Bet kaip manai, ar pavyks? Tikriausiai, kad ne. O aš manau, kad tau pavyks ir linkiu tau didelės sėkmės. Ačiū. Prisistatyk. Mano vardas Arminas. Iš kokio miesto pas mus atvažiavai? Ir kaip tau patinka šis renginys? Gerai. Daugiau, kad tokių būtų reiktų. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Kaip sakei? Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Pasiekimai? Nežinau, dar nesu nieko pasiekęs, už tai ir atvažiavau čia pasiekti. Ką nors. Kiek laiko jau šokė? 4 metus. Ar dar nenusibado? Kaip? Nenusibado dar šokti? Ar savo ateitį taip pat siesi su šokiu? Žinoma. O kaip manai, ar viskas vyksta šiandieną varžybose taip, kaip ir turėtų vykti tikrose varžybose? Kaip sakei? Kaip manai, ar šios varžybos turės susidomėjimą ir ateityje jos bus taip pat vykdomos? Tai aišku, jau antrą kartą vyksta, manau, ir daugiau bus. O sakyk, per treniruotės ar nepatiri traumų? Būna. O jos neatsiliepia tolimesniuose pasirodymuose? Išgyja. Gerai, ačiū tau, sėkmės. Taigi dabar pakalbėsime dar vieno šių varžybų dalyvį. Taigi prisistatyk. Esu Julius iš Kauno arba Kenis iš Kauno. Kaip, ar patinka tau šios varžybos? Jo, labai patinka. Tas nerealu čia yra, tikrai. Kiek laiko jau šokė? 4 metus, 5-4 metus. Nuo 12 pradėjau, dabar 17, be traumų, su traumom viskom taip. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Kaip šokėjo, anais metais dalyvavau freestyle, dance solo, ten tokia buvo, nežinau, ne breikas, bet tiesiog viršus, gal nežinau, ten galėjai viską šokti. Ten užėmiau 2 vietą, vakar dalyvavau talentų šou, užėmiau 3 vietą, o šiandien, nežinau, čia pralaimėjau. O kaip manai, ar dar šiandieną tau pavyks ką nors laimėti? Mes dalyvausim trejetose ir galbūt, bet iš tikrųjų stiprus priešininkai, tiesiog čia linksma, dėl to atvažiavom tikriausiai. Ar buvai patyręs traumų šokdamas breiką? Jo, taip žinoma. Nugaros traumų, kelių traumos. Šiaip dažniausiai nugara ir man keliai trukdo šokti. Ar jos neįtakoja šiandienos tavo pasirodymams? Šiandien tai manęs skauda nieko. Kažkaip pasveikau nuo rugsėjo ir taip viskas gerai. Toliau šokti pradėjau. Savo ateitį taip pat ketini susijęti su breiku? Na, gal nežinau. Šiaip nelabai galvoju apie mediciną, bet man patinka šokti. Galvoju kažką užsimti tuo, jeigu išeis, tai žinoma. Kaip manai, ar tavo mieste reikėtų tokių renginių, kaip vyksta šiandien Alytuje? Taip reikėtų. Tas ne mes patys galvojame apie to, kaip suorganizuoti kada. Turim lėšų, bet sako, kad neužtenka, bet bandėsim iš tikrųjų. Gerai, ačiū tau, kad taip su manim gražiai pakalbėjai ir sėkmės. Taigi prisistatyk. Esu Mindaugas iš Marijampolės. Kaip tau patinka šiandienos varžybos? Labai geros.
daug susirinko iš visų miestų, tai labai gerai. Patiko. Kiek laiko jau pats šokė? Maždaug 2 metus pradėjau šokti, pamačiau tą dalyką, o rimta šoko apie metus, kad jau normaliai. Kokie tavo pasiekimai kaip šokėjo? Šiaip nėra dideli, tiesiog savo malonumo šoku. Savo ateitį galbūt taip pat ketini susijęti su breiku? Net nežinau, pradžiai mokslus reikia baigti, o paskui bus matyti, aš šoksiu. Bet ateityje tikrai šoksiu. Kaip manai, ar tau pavyks šiandieną nugalėti? Kaip? Kaip manai, ar tau pavyks šiandieną nugalėti? Net nežinau, čia bus matyti. Ačiū tau.